Nu tai ką, labas rytelis, brangus Inkilo žiūrovai. Pabudame ir kelkimės, gražius rytus, viską čia pas mane. Beveik saulytė šviečia, bet biški vėsuoka. Buvau prieš išlipant norėjęs Vabastą įsijungti, pasikaitint biški. Visgi šiauriau yra, tai vėsiau gerokai negu Danijai. Čia registratorius pasisveikina. Welcome, sako. Žinot, kiek laipsniai yra? Nu, 10. Oi, čia tepla temperatūra, pasakiau. O oro tai 7. 7 laipsniai. Nėra karščiau. Ypač kai langą atsidaręs miegi. Va, bet nieko, nesušalęs aš čia. Joks čia tik toks šaltis. Tik nelabai pripratęs dar, žinai. O, tai ką, reiks važiuoti, išsikraut rakvuliuką, krovinę dar neturiu. Sekančią. Tiek žinių. Vakar gerai suvalgiau burgeriuką, gerą vietą. Čia NT14, nesakau. Čia netoli nedavažiausios Tarsundo. Kaip ten vadinas parkingas, neatsimenu. Bet buvo ženklas, čia daug tų parkingų nėra. Kas važiuosit, tai rasit. 60 km iki Ostersundo kažkur tai. Va, tai skaniai vakar suvalgiau, viskas gerai. Ten už praeitą video, ten galvot, kad pabambėjau labai, niekas ten atrodo, labai piktai atrodė. Nieką, šiaip tik pasakiau, viskas atrodo. Da, nežinot, kaip būn, kaip pykstu. Nei aš ten pykstu, nei ką, žmonės parašo kažką. Aš pasiteisinimą turiu sugalvoti, kažkokį tai sugalvoju pasiteisinimą. Kažką reikia pasakyti. Va. Tai va. Žiūriu motociklo apžvalgas dabar lietuviškas. Karts nuo kartą. Visi, kiek motociklų bežiūriu, visi patinka. Nu, čia kolegas gūrė. Gerai pasakai, gerą nuotaiką. Apie kokį motociklą, nors man niekad, pažiūrėjau, nenoriu ten kokio krosnį, bet apie kokį pašneką, į man jis patinka tada. Ir aš tokia norėčiau. Reiškia, jis gerai pasakai. Tai va. Ką važiuojam? Išsikrauti. Žiūrėsim, kas bus toliau. Nu ką, mano gerutėliai žiūrovėliai, išsikrovau čia Rokvalo statybose. Čia tokios rimtos statybos. Varau į Oviką, arba Ovikų vadina normaliai. Taip vadinas, nes jį neįmanoma ištart net vietiniam. Örnskjoldsvik. Nu, išleisit direktorių kas nors. Kas nors galėtų paspaust knopkę. Ir išleis, čia negali arti važiuoti, gausi per dantis, išvarti dar. Va, tai į Oviką važiuosim, tai kažką pasikrausim liktis į Kopenhagą. Va, bus matyti. Statybininkai ateidami išleido mane, faina. Nereikėjo čia klientai skambinti. Čia pasiskambinau vakar šitam klientui. Paklausiau vakarą, dirba ta, nedirba ta, važiuot man pasims, ne, sako, nevažiuok rytoj ryte. Nu gerai. Rytoj ryte reiškia rytoj ryte. Jokių problemų. Tai buvo, traktorius atvažiuoju. Ne pas mane. Pasiskambinau, šiandien ryte irgi atvažiavau, pasakė, ant telefono pakabėjau, pasakė, kur važiuot statybose gerai, kai didelės statybos turi. Kad grybą nepjautum, visai gerai, kaip pasako, kur važiuot. Čia gal tiesiai galim važiuot, navigacija rodo, kad galim tiesiai. Aš iš dešinės atvažiavau. Čia kažkokia elektrinė stato, Jamtkraft. Biokuro gal kokia, ar ką. Prisidėjau savo prakaitų prie Švedijos ekologinių
ekologiškos energijos gamybos, va. Volkswagens, o, važiuoju. Saka, vokiečius labai nervuoju, kai pasakai Volkswagens. Sakai, John Volkswagen. Nein. It's Volkswagen. Panervuoti vokiečius mano kartais. Labai pyksti. Labai piktai pyksti. O čia sniego gaminimo mašinas pardavinėjai, matau. Atrodo, jo ventiliatoriai tokie. Rada, kur sniega gamintas Tarsundė. Čia kaip per Elzos filmuką ten šiauriai kažkur ten ledų prekiauji. Ne kažką, biškai biznis toks. Čia kaip Egipte smėlį pardavinėti. Ką faina prom-zona. Geras asfaltas. Pastovėt galim, nieks nesupyks. Vo, ką, judam į trasą. Žodžiu, labai pagerėja situacija su kroviniais kažkaip, tai va čia krovinys į Kopenhagenį, tai be kelto į apačią, čia labai super. Kur važiuoju, tai į tą tik pusę priekabos dabar pasikrausiu. Tai gerai, mažai svorio bus. Greičiausiai čia nedidelis svoris bus, ne medis. Šiaip į Švediją dažniausiai būna lengvesni kroviniai, o iš Švedijos tai medis, tai metals. O dažniausiai ką eksportuoji, tai dažniausiai sunkus būna. Čia taip galvoju, kad lengva kažką pakrausiu, bet nebūtinai, aišku. Taip tikiuosi. Pažiūrėsim. Bet atrodo atsigauniu. Šią savaitę tikrai negaliu sakyti, kad blogai. O praeito savaitę, šį savaitę biškiau atsigauna, atsibudo skandinavai po žoliniu. Nes kad pirmą savaitę rugpjūčio tai graudžias buvo, patys matyti. O važiuoja kareiviai kažkokie, man atrodo, konvojus. Arba kemperiai, viens iš dviejų. Galim pažiūrėti. Kolonos viršininkai. Surinkę čia turim. Kareiviai. Gelikai 3 ašių. Ar kas ten tokia? Liptais gelikai. O kaip pririnkę mašiną. Čia tokiam kelyje aš dar nei vienos nesutikau savo kryptim važiuojant, o čia va tiek. 40 kg važiuoju, nei vienos mašinas nemačiau. Labai populiarios kelias yra 8-7. Man Švedijai tom patinka, kad važiuoji, nieko nėra, gali viduriu važiuoti. Tik reik briedžių žiūrėti. Žiemą šiaip labai gerai viduriu važiuoti, jeigu matos kelias, tai labai gerai viduriu važiuoti. Nes būn briedžiai į šalikeliai išbėg, kartais dar kažkas. Varai viduriu ir viskas, tai turi manevrui biškį vietos, jeigu ką. Bet šiaip aš turiu tą taisyklę, kad labai ten smarkiai nemanevruoti, jeigu žvėris ant kelio, kerti per tą žvėrį ir viskas. Nes bandysi išvairuoti, tai ir žvėrį numuši, ir į griovį atsigulsi. Tai geriau tik numušti ir likti ant kelio. Stabdai, kiek eini, kiek gali sustoti ir viskas. Pavyko, tai super, nepavyko, tai ką padarysi. Bet išvairuoti su sunkvežimiu krautų dar kokį tai geriau nebandyti, aš taip manau. Geriau yra skinti. Užsikliuosi tada ant priekabos, kaip iki šviežiai nuskinta. Ar ką tik nuskinta, kaip ten. O, žiūrėkit, kaip pakalbėjau, stirnikė man kelią eina. Viena praėjo, reiškia, gali būti ir draugų dar iš paskos. Prabėgti, prisistabdam biškį. Po vieną nevaikščioti.
šitą jos. Bet va dabar. Kas čia, tu jau numušiai? Ko čia sustoji? Visi nori. Kažko sustoja tavus. Žiemą tai kažkokiam panašiam kely buvau sustojęs kišenikiai. O taip su vairuotoju dar kažkada Girtekos laikais. O taip va sustojau kišenikiai ant avarinio, laukia minus 28. Tai žmonės sustoja paklausti, ar viskas gerai, ar nesugedo mašina. Kokius 2 kartus yra tai buvę. Čia aišku žmogus sutikti sunku. Bet žmonės suprant, kad jeigu numuši žvėrį, išbėga radiatorius, pavyzdžiui, dar kažką, tai gali mirtinai sušalti labai greitai. Prie tokio šalčio. Tai čia turbūt iš skaudžios patirties išmokė, kad reikia paklausti. Važiuojam, gers keliuks, viską. Nors yra ne pirmos kategorijos, bet asfaltas gers. Čia kadangi šalčio nebūna, trukiniai kelsti. Žemė nešaltiniuota. Transporto nėra ir jisai nesunkus. Va, tai kels. Atvažiavau pasikrauti, pasikrovau, viskas gerai. Ne viskas gerai. Biški pažeistas dėžės buvo. Krovimo metu, dar pažymėta, taip nekreipčiau dėmesį labai, jeigu būtų nepažymėta fragile, bet pažymėta fragile, krovėjas biški pastumdė paletės, suplėšė dėžės. Tai gavau pažymėti, kad pažeistas dėžės, kad ne ant savęs. Bet toks gudrus krovėjas, sakau, man reikia, sakau, ant tavo kopijos dabar, nes pirmą pasirašiau, po to pakrovėm. Sakau, reikia pažymėti, kad pažeista tai dėžė yra. Žinai, sako, tai jo, gerai, sako, aš, sako, po to užrašysi, sako, vėliau biški. Sakau, ne, sako, aš, sako, užrašysi, sako, tai kad būtų. Jis po to atvažiuosi į vietą ir būsi kraštinis. Nieks nieko neužrašyta, išvažiuosi. Svarbiausia yra, kad pas juos liktų pakrovimi. Kas, kad yra pažeista, parodysiu, nuotraukas uždėsiu. Negali taip numuoti ranką, nes po to gali tekti susimokėti. Ir ten, kai sako, gal ir nereikės, gal ir nieko nesakys, bet jeigu nebūtų sužymėta fragile, kad trapu, kad viską, tai gal nebūčiau kreipęs dėmesio, ten nestipriai ten dėžę, biški kartoną prabrėžę, bet vis tiek. Tai va, tai atžymėjau tada. Tai va, šiaip aš nesu priekabus toks. Bet yra sakančių, kad tai čia, ką čia žymėti yra draudims, tai draudims yra franšizė 1500 draudimų būn kroviniam. Tai tiek rizikuoji, žodžiu. Jeigu paletę išversi, tai gal nieko, draudims padengs, bet 1500 išskaita bus. Gal tai tiek ir kainuoja tą paletę, kas čia žino. Tai va, bent jau Frei tokia išskaita yra. Lietuvoje panašiai 1.3, 1.5 kažkaip taip, man atrodo, čia standartiniai tokie kroviniams. O, tai turėkit omeny šitą. Važiuosim toliau, kol kas neturiu kur važiuoti dar. Nu ką, mano gerutėliai, atvažiavau į parkingą, gavau pakrovimą, sakė, rytoj tik pakraus. Yra kaip yra, sustojau čia tokiam parkingėlį. Toks vidutinis, bet va yra tupykla, viską. Ir yra muziejus automobilių. Nežinau, reikia nueiti turbūt. Pažiūrėti, kas čia. Kas po kiek. Ne kasdien čia būni užkampose. Tai reikia užeiti. Nedidelis čia atrodo toks yra. Bet pasižiūrėti smagu. Nu va, ateinu į muziejų. Čia tokioje stabioje vietoje, šiaip sustau čia prie jūros, viską. Ten inkeliuk stovi. Einam pasižiūrėsim, kiek čia kainuos. Kaži.
Čia kad ir nereikia ateiti, duoti pinigų, kad laiko šitie tokius muziejus. Nedidelį kažkokią muškampį, čia tų žmonių jam trūksta, turbūt. O koks. Hanomag Henčelis. Parduodavo, galit nusipirkti. Neparašyta. Aš tokį nusipirkčiau. O, projektas. Jeigu ką duomen, va telefono numeris. Skambinkit. Kai naujas atrodo. Nu va, užėjau į vidų. 100 kronikių kainavo, tai skaitau normaliai. Čia va galim nusipirkti kažką, kas norit, pavyzdžiui, pavarų dėžę. Nedidelė. Va, Reniuks, Renault 6. Kavos galim pasivaišinti kavą už tos pinigus dar. Žodžiu, faina. Užeini į vidų, o čia stovi kamštį. Labai fainiai atrodo, atmosfera, va, policijos mašina. Pavainis muzikytė groja, viskas fainiai. Va, galim vaikščioti tarp mašinų, bet neliesk. Va, muzikytė, viską nežinau, ar YouTube neužprotestuos, jeigu užprotestuos turėsiu nuimti. Va, naftos. Variklis ant naftos eina. Va čia tai motors Euro 6. O tai pasivaikščios, įdomesnis modelius pafilmuosiu. O pedalinė motopirka. Čia neparašyta kieno. Kieno čia motors. Nu, va, pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Kas įdomaus. Sabiukų yra visokių. Va, koks įdomus mopedas. Su varikliu gale. Turėtų, jaučiu, biškį mesti šoną. Va, su diržu kaip koks. Kaip mocas tikras. Smagiai atrodo čia. O, kai nieko daug nereikia. Toks va. Su motociklo ratais. Monarpeden. O, šitą motopirką, žiūrėkit, 22 metų. 100 metų šitam dviračiai. Vo. Modeliukai. Smagokis paganyti. Nu, Gikseris. 85 metų. Čia iš naujesnių. Modelis čia. Sniego motociklas. O, toks čia vaizdelis. Buvo ir gaisrinė. Magirusas. Brička. Essex Hudson sedans 29 metų. Super 6. 85 arkliai. 4 pavarų. Ką, normali mašina. Vietos turbūt yra. Kaip salons. Nu, paprast salons. Greičia nežinau, net nerodo. Vietos daug kojom. Fains. Turbūt nelabai patogus, nes turbūt ant lingių tai šokiniai. O su mediniais ratais. Aparats. Ten va dar senų motocikliukų. Snieginių. Saps, va, irgi modelis. Švedijos Saps, tai kultinis čia kaip Scania. Nu va, dar čia modeliukų. Chevrolet Touring 28. 26 arkliai tiktais.
Tai anas tai raketas 8.5. Čia va dar irgi, dar net kalts, net poliruots. Steyr. Austriškas, man atrodo, ne Steyr. Pataisykit, kas neklystų. Tai tie patys, kur ir ginklus gaminu, man atrodo. Visas medinis brička. Čia Viliuks. Ne? A, jo, tikrai čia Viliuks. Koks nedidelis. Pamantrų. Nu, o dar ir Rolls Royce'as. Baisiai gražas. Skalpokais. Telefono laikiklis. Navigacija pasikabinės. Liest negalim, tai nelenda. GB. Motors. Kino čia Motors. To paties gal. W5. Gal ir angliškas, gal to paties Rolls'o. Čia va dar Mersas. Landsbergetievs. Visas blizgantis. Čia Mercedesų linija va. Agurks. Jie tokie seni, 80, aš galvoju, kokie 85-ųjų. Ar ėjo ilgai šitie. Nu, slankiam, va, Opel Records. Nu, va, ar 102... Čia 124 skaitas, ar ne? Ar 190 šitos vadinu. Su siaurais topais. Nebeatsimenu jau. Seniau kažkada mokėjau viską. O, AMG 95 208 arklę. Gražus, gražus. Kavos va pasidariau, viską. Slankėjau, o kiek modeliukų. O, Pikniks. Kem 5 moteriškės leidžia. Austin A35 sedans. Litrinis. O kiek modeliukų. Vien Volvos visokios. Jo, vien Volvo. Visi Volvos. Volvos Švedija, tai čia kai kulis. Su švedu gali apie ką kalbėti, apie Ikea. Ikeos kotletus, rutuliukus tos. Ir apie Volvo. Nu ir apie Sabą dar gali šnekėti. Jeigu labai nuobodus esi. Jokauju, aišku. Nu, va, yra į Porsche biškį. Ir Merso. Pamelavau. Bet faina. Nu, va, Citroens. Bokserio variklis 4 cilindrų litrinis. Citroenai vis laik tokia įdomesnė buvo, ne? Žiūrėk čia. Atgal į ateitį. Žiauriai smagu čia pabūti. Degalinė šalava su kriauklė. Buvo koks miniuks, fains. Beveik 5, ne? Kaip būdavo. Žiūrėdavo, kad Speed Racerį. Šiam 8 metų. Iš stiklo pluošto viso čia. Sportinis. Fiat Uno. Kem 5. Šitos tai atsimenu iš vaikystės dar. Populiaras buvo. Čia va Scania. Kas su naujom S-kiam Scaniam važinėt, vat su tokiu važiuotumėt prieš 100 metų. Brička abortinė. Buvo svarbus gėrimai. Alus čia, brigeriai.
100 metų, va. 2,5 tonos veža. Kiek čia žmogui reikia? To alaus. O, guolis, žiūrėkit, guolis. Kas čia? Čia pašildams gal, rozetė, man atrodo. Na, elektros pasijung, čia populiaru Švedijai. Vo, čimodans. Volvo, taip vadinas. Matas, kaip čimodans. 3 čimodanus sudėdi taip ir gaunas Volvo. Vo, jubilėjinis. Žiūrėk, 5900 mylių. Nauja mašina. Bliamba, čia aučių modelis kainuoja šit. Pirkčiau. O, laivų varikliai. Volvo Penta ten matau. Super. Čia dar į viršų galim užlipti. Lyg ir. Dar apačios nepraėjau. Nu šitą modelį tai tikrai nesitikėjau pamatyti. Ur4. Tikrai čia jau rets modelis. Man atrodo, nežinau, Lietuvoje kas turėdavo tokius. Tokias kupinės tai turėdavo, bet būtent Ur4 5 cilindrų 200 arklio ar turėjo kas nors tokio. Buvo pirkti. Tos kupinės gerai atrodė. Čia tai, kai Audi buvo dar mašina. A ne? Su pilvu nenulaužti veidrodžiai. Bet tokiom dar gali gauti veidrodį, ne problema. Turbūt. Sparnai va kitokie Ur4, matot, negu šiai būdavo. 9. Ne? Sakyk, ką nori. Bet galim plerpti to irgi gerai. Kelintų metų, 8-7. Bokseris 1-2. O, gaspadinę pasisadini ir varai. Ten viršui traškučių skyrius. Dviračiai matau. Gal neit, nežinau. O, Corolla, žiūrėkit. Ruda tokia. Irgi nauja. 7100 mylių. 10 000 kilometrų. Iki pirmo tepalų keitimo davažiavau. Kai nauja vidai. Muziejui. Mo, čia dar koks modelis. Ševis čia turbūt. Ar ne? Simka kažkokia. Nežinau, kas čia. Pagal ženkliuką tokia Chevrolets. Volga 21. Toks muziejuks nedidelis. Fains. Patenka. Smagu, kad galima aplankyti tokius parkingę. O čia va pašto kabluks. 71 metų. Irgi toks įdomus. Šitą graži mašina, mėlyna. Kaip tam vadinas? Simka, bedėtė. DKV. Čia Audi pusbrolis, man atrodo. Kol Audi nebuvo, buvo DKV. D raidė viena iš tų. Kažkaip ten taip. Čia va matom Hoga Kuston tilto maketą. Seniai pastatė 93 metais. 97 pabaigė per 4 metus. 2 kilai beveik. Ilgio. Tilčiuks. Tai va, tai toks va muziejuks. Einu atgal į numerį pas save. Tikiuosi jums patiko. Man patiko. Labai saulė šviečia. Grįžau namo. Reik pavalgyti, nes jau sustojau realiai.
Lietuvių pakrovim. Čia Kramforse. Turiu birkelių tokių. Žinau, neskanės jos yra, taip jeigu nuoširdžiai. Bet kitokių nėra švedičių. Su birkeliam pas juos blogai, su bomžpakiais blogai pas juos. Nėra skanių bomžpakių. Taip bendram vartojimui, gal ten kokiose nišinėse parduotuvės ir yra, bet taip bendrai nuėjus, tai nėra bomžpakių. Kiek esu pirkęs, tai neskanus. Roltonai lietuviški skanesni vis tiek. Nu, ne lietuviški, ukrainietiški, bet vis tiek skanesni. Ryva dabar. Aka Ryva. Ir biobelos asiskas irgi yra skanesnės. Reikia nusipirkti tų kabliukų. Užuolaidos šlūžiai yra. Kažkur atsimenu, mačiau kažkas pardavinėjo ir sakė, kažkur yra pirkti jų. Reikia pasikeisti užuolaidų, nes atkibusios yra. Tai va, virsiu birkelių. Viską. Virsiu, nekepsiu, nes virti yra skaniau. Nes jau 2 dienas irgi buvo trumpi filmukai su ten iki 10 minučių gal kokie. Tai jau laido į kanalą vyrai, jau rib inkilas, viską. Tai valgau dabar irgi virtas dešrelės, kad ne keptas kokias, kad nebūtų rib leons, sveikiaugi. Tai va. Šiaip plikę nusvilau per parodą, kai buvau šeštadienį. Saulė kažkaip švietė, nebuvo labai karšta, bet saulė švietė, nusvilau plikę, kepkės nepasiėmiau. Tai šiandien su šalmų statybos reikėjo išsikrauti, dėdi šalmą įskaut galvą. Ką darysi? Tai va, taip pusiau dirbu, pusiau poilsiauju. Yra kaip yra. Nėra blogai. Čia dabar tas krovinys, kur yra, tai Kopenhaga iš viso. Tai gerai. Tiek, kad čia pertraukia, galėjo biškį toliau būti pakrovėms, kur nors dar kokius 300 kg pavažiuoti. Rytoj. Tai taip ar taip stojęs būčiau, dabar biškį anksčiau turėjau sustoti. Bet vis tiek iškrovėme poryt, tai jokie skirtumai. Realiai, tik mažiau laikų turėsiu po iškrovimų. Tai va, verdam. Nu va, birkelės gatava su pomidorai, su daržuojam, viską. Veganam linkėjimai, veganus apvalgau ir juos valgau. Va, tai ką? Skanaus, einu valgyti. Nu ką, gerutėliai, dabar aš pavalgiau irgi gerutėlis, sakys apsiblausė, galime eiti poilsiauti. Tai tikiuosi patiko jums muziejus, birkelės, viską. Dar nelaidojam kanalą. Tai iki rytojaus. Iki.